Aukso amžius. Tarpušventis, tai ir šį ir praėjusią savaitę, pripažinkime, nelabai darbingas metas. Kas gali, tas nedirba. O kiek dirbsime ir kiek ilsėsimės kitąmet, kiek bus tokių progų, kada labiausiai apsimokės eiti atostogų, ypač jeigu nusimato algos pokytis, kiek iš viso verta toli į priekį planuoti poilsio kalendorių. Apie tai prieš pat naujosius laida Aukso amžius. Aš esu Irma Janauskaitė, o studijoje buhalterių ir auditorių asociacijos prezidentė Daiva Čibirienė. Labą dieną. Labą dieną. Ir darbo inspekcijos darbo teisės skyriaus vedėja Ieva Piličiauskaitė Dulkė. Labą dieną. Labą dieną. Šiemet tų tikrų natūralių, pavadinkim, ilgųjų savaitgalių buvo 3, bet jeigu tarp šventinės dienos ir savaitgalio ten įsiterpusią vieną ar kelias darbo dienas žmonėms pavyko, pavadinkime, susiveikti kaip laisvas, tai iš viso šiemet buvo 7 ilgieji savaitgaliai, o kitąmet Lietuvoje tų tikrų natūralių ilgųjų savaitgalių bus dvigubai daugiau nei šiemet, bus 6. O jeigu dar tarp šventinės dienos ir savaitgalio pavyks ten paimti atostogų ar panašiai kažkaip, pavadinkime, susikombinuoti žmonėms, tai iš viso bus 8 ilgieji savaitgaliai. Tai ponia Čibirienė, tai gerai ar blogai šitiek tų ilgųjų savaitgalių vien tik tai? Nu ką, gerai, iš tikrųjų žmogus pailsės, pratostogaus, tik tai tiek, kad kuo daugiau gyventojai atostogauja per metus ir kuo mažiau dirba, jie mažiau sukuria pridėtinės vertės, mažiau sukuria produktų ir mažiau bus sumokėta mokesčių. Ten įvairiais skaičiavimais nuo 50 iki viena diena iki 200 milijonų eurų. Taip, tai iš tikrųjų, kuo mes turime metus turtingesnius atostogomis, nes būna metai, kada tiesiog darbuotojai nelinkę naudotis atostogomis, netostogauti, metai, kada jie daugiau atostogauja, tai tuo mes turime mažiau mokesčių surenkančius metus ir prastesnį biudžeto surinkimą. Jūs sakot, yra metai, kada mažiau atostogauja, kad kažkas neatostogautų, argi taip lietuviai dirba iki nukritimo? Pavyzdžiui, COVID metai. COVID metai, kada gyventojai turėjo daug prastovų ir tiesiog jau tų prastovų užteko ir tų visokių nemokamų išėjimų užteko ir jau žmonės neėmė atostogų ir net nelabai buvo kaip atostogauti, nes judėjimas tarp miestų buvo ribojamas, išvykimas iš šalies iš viso neįmanomas. Tai yra periodai, yra situacijos, kada tiesiog tos atostogos kaupėsi, nėra naudojamos. Dabar manau, kad gyventojai jau atsigavo, jau sienos atsidarė, jau pradėjo atostogauti ir naudoja ne tik praėjusių metų atostogas, bet ir covidinių periodų atostogas. Tai tuoj pakalbėsim, kada eit, kada neiti atostogų ir taip toliau, bet ponia Dulkė, lietuviai labiau linkę dirbti ar ilsėtis? Ką jūs matot iš praktikos? Turbūt abipusiškai galima pasakyti, kad ir taip, ir taip. Turbūt kiekvienas žmogus gaudamas vidutinį darbo užmokestį, gaudamas darbo užmokestį už poilsį yra linkęs ilsėtis ir linkęs pailsėti. Tačiau, tikrai žmonės renkasi, kada ilsėtis, kada patogiau ilsėtis, ar tarpušventiniai laikotarpiai, ar galbūt vasaros laikotarpis. Tai, darbo įstatymų jie numato pareigą netgi per darbo metus, tam tikrą laikotarpį pailsėti ir darbdaviai turi net ir sužiūrėti, ar tikrai kiekvienas darbuotojas tą laikotarpį pailsėjo. Tačiau, praktikoje turbūt galim sakyti, kad atostogos, poilsio laikas, tai yra vienas opiausių klausimų žmonėms, kaip jas suteikti, kaip apmokėti. Tai tikrai klausimų mes sulaukėme labai daug, ne kiek skundų, ne kiek ginčių, bet kiek daugiau galbūt konsultacinėje veikloje klausimų. Tai tikrai rodo tokia tendencija, kad žmonės yra linkę ilsėtis, linkę susižinoti, kiek jiems priklauso poilsio, ką gaus už tą poilsį, ir derėtis ir susitarti su darbdaviu dėl tinkamo laikotarpio pasirinkimo. Labai keistas dalykas, jeigu skambina į darbo inspekciją teirautis, o juk turėtų žmogus gauti, nežinau, lapelį kažkokį, kur algalapį ar net ten ir parašyta, kiek atostogų sukaupęs ir taip toliau, žmogus turėtų žinoti. Įprastai taip, darbdaviai paprastai algalapiuose rašo tokią informaciją, tačiau tikrai ne visi. Kitas turbūt aspektas yra susijęs galbūt labiau apie susitarimą, kada darbdavys privalo tenkinti, kaip susitarti, kada galbūt gali atšaukti iš atostogų, kaip galų gale apskaičiuojamas tas apmokėjimas už atostogas. Tai tikrai klausimų yra labai įvairių ir mes stebime, kad tai vienas iš aktualiausių klausimų žmonėms. Pone Čibirienė, jūs skaičiavote, kiek mes turėsim tų šventinių dienų, kiek iš viso poilsio dienų tų, šiemet kiek čia 16 berods buvo tokių šventinių, kiek kitąmet turėsim?
Šventinių dienų turėsim 17, bet iš jų yra tik 14 laikomos tomis dienomis, kurios yra poilsio dienomis. Nu, pavyzdžiui, šventinė diena yra mamos, tėvo dienos, tačiau jos nėra poilsio dienos. Tai 14 bus poilsio tokio šventinės dienos, kurios pavirsta į nedarbo dieną ir už jas apmokėjimas jau dvigubas. Ir jos sutaps, net 4 iš jų sutaps su šeštadieniais arba sekmadieniais. Taigi faktiškai 10 dienų mes turėsime, kurios papuola į darbo dienas. O jeigu jau jos sutampa su savaitgaliu, tai jau mūsų poilsis nuo to nepadvigubėja. Tai čia jau praradimas Lietuvoje. Nu, kaip biudžetui tai gerai, iš tikrųjų, jeigu sutampa biudžetui gerai, o gyventojams norisi nedirbti, bet gauti atlyginimą. Bet kai vieni atostogauja, kiti vis tiek dirba. Jo labiau, kad mes turim daug smulkiojo verslo, tai tie apskritai dirba, kaip sako, dieną, naktį, kaip dalis Lietuvos, kaip šitie. Jo, su smulkiojo verslu yra taip ir ypatingai su administracijos darbuotojais, ką mes buhalteriai matom, tai šitie asmenys turi labai daug nesukauptų, nepanaudotų atostogų ir jų taip ir neišnaudoja. Ir dažnai tenka net matyti, poilsiaujant važiuoja įmonės vadovas, didelės sėkmingos įmonės vadovas, ir žmona nervuojasi ir jisai vis tiek mobilių telefonų kalba, jis tvarko reikalus ir sako, tu jį gal padėk ar išjungt, bet jisai dirba visas tas atostogas. Tai iš tikrųjų yra žmonės, kurie faktiškai, aš skaityčiau, yra be atostogų 20 metų ir daugiau. Jeigu jie atostogauja, jie vis tiek atostogų metu dirba. Bet kitą metą tai jau bus čia po poros dienų, kai kam dings sukauptos nepanaudotos atostogos. Daug čia tokių bus, ponia Dulke? Na, statistikos tokios neturime, niekas nerenka, kiekvienas darbdavys atskirai kaupia informaciją apie savo darbuotojus, tačiau kiekvienais metais išleidžiame tokią žinią apie nepanaudotų kasmetinių atostogų nurašymą ir tada tikrai sulaukiame begalės klausimų, už kuriuos laikotarpius, kada jau pradings. Tai, na, iš to tikrai galime daryti išvadą, kad, na, turime nemažai tokių žmonių, kurie kaupia metų metus kasmetinės atostogas ir jų nepanaudoja. Tai kaip ir savaime nėra pažeidimas, išskyrus tą nepertraukiamą dalį, kurią jau trumpai paminėjau, tačiau, na, reikia turėti omenyje, kad praėjus 3 kalendoriniams metams nuo tos datos, kada jau buvo įgyta teisė į pilną kasmetinių atostogų trukmę, atostogas galime prarasti. Tai, na, darbuotojai turbūt jau turėtų susižiūrėti, kad, na, jau nuo sausio 1 dienos dalį atostogų gali ir prarasti. Čia tie, kurie 2021-aisiais, pavyzdžiui, pradėjo dirbti, tai jau tokie gali, jau jeigu neišatostogavo, gali ir prarasti. Taip, kad labai sudėtingai neskambėtų, galima šiek tiek iškonstruoti tą tokį pavyzdį. Tai paprastai labai taip. Labai paprastai, tai iš tiesų, jeigu darbuotojas pradėjo dirbti 21 metais, sakykime, vasario mėnesį, tai 22 metų vasario mėnesiais jau turės sukaupęs pilną trukmę kasmetinių atostogų. Na ir po to laikotarpio 3 metai, plus palaukiame kalendorinių metų pabaigos, visada nurašoma yra kalendorinių metų pabaigoje, tiksliau, na, kitų metų pradžioje. Ir jau už 22 metus, 26 metų sausio 1 dieną darbuotojai gali prarasti kasmetinės atostogas. Pone Čibirienė, jūs pridurt kažką irgi norėtumėte? Jo, norėtumėt, bet praras ne visas atostogas, yra tam tikra atostogų rūšis, kuri neprarandama, nors jinai sukaupta, kad ir už 10 metų. Tai tos atostogos, kurios suteikiamos už darbą per poilsio dienas, per švenčių dienas, kai darbuotojas pasirenka negauti apmokėjimą, bet kad jam būtų pridėtos atostogos. Tai va dėl jų nubraukimo darbo kodeksas nepasisako ir kadangi nepasisako, tai kaip ir darbdaviai nedrįsta jų nubraukti. Aha, tai jeigu aš dirbau, bet kažkokią dieną, kur man priklausė dvigubas apmokėjimas, bet jo neėmiau. Ir pasiėmiau dvi atostogų dienas, nes reikia pasiimti proporcingai, kiek pagal apmokėjimą, tai tos 2 nenusibrauks. Ir va čia atsiranda buhalterijai iššūkis dar atrūšiuoti tas atostogų dienas, kurios nubraukiamos, kurios nenubraukiamos. Negana to reikia turėti įmoniai įrodymus, kad įmonė savo veiklą konstravo taip, kad darbuotojai turėjo sąlygas pasinaudoti atostogomis ir jie nepasinaudojo, tai irgi nėra paprasta. Ir kai tu įvykdai šitas sąlygas, tik tada gali nubraukti tas atostogas, kurios jau sukauptos ne iš tų papildomų dienų, o iš dirbtų dienų. Tai nėra paprasta. Nėra paprasta ir gana dažna praktika, kad nenubraukiamos. Darbo kodeksas neverčia nubraukti. Darbo kodeksas suteikia teisę darbdaviui pasirinkti, nubraukti ar nubraukti. Bet jeigu nubraukiai, tai turi nubraukti visiems.
Tai čia prasideda tokia įdomioji dalis, nes būna darbuotojų, kuriems darbdavys nenorėtų nubraukti, jos labai vertina ir dėl to nenubraukia ir visiems kitiems likusiems. Gerai, socialinės apsaugos ir darbo ministerija siūlo taisyti darbo kodeksą ir ten be kitų siūlymų yra ir toks, kad sukauptos atostogos pradėtų dingti ne po 3, o po 2 metų. Ar tai ką nors iš esmės keistų, ponia Čibirienė? Ten yra tokia pastaba, kad tai būtų taikoma tik tai, kai yra sudaryta kolektyvinė sutartis ir kai joje tai yra aptarta. Ir kolektyvinių sutarčių aš užklausiau dirbtinio intelekto, kiek yra Lietuvoje. Man atsakė, kad yra apie 400 kolektyvinių sutarčių, iš kurių 70% virš 2,5 yra su biudžetinėmis įstaigomis, tai valstybinėmis įstaigomis. Tai gali būti sodra, darbo inspekcija, mokesčių inspekcija ir taip toliau, tos visos muitinė, visos tokios valstybinės įstaigos. Tai kaip ir kolektyvinių sutarčių skaičius rodo, kad įmonių, kurias tai paliestų, yra labai mažas skaičius, mažiau nei 1%, tačiau tos kolektyvinės sutartys apima 22 000 gyventojų, 22% visų dirbančių asmenų, taigi paliestų daugiau biudžetininkus. Aš skaityčiau biudžetininkus, nes privačiame versle statistika tokia, kad yra apie 120 kolektyvinių sutarčių. Tai iš jų ne visos jos pasirinktų tą dalyką, tai kas pasirinktų, tai galbūt 60, galbūt 50, tai iš tikrųjų paliestų privatų verslą labai nedaug. Čia daugiau į biudžetininkus orientacija, kad jie atostogautų, aš manyčiau. Iš tiesų, kaip ir buvo paminėta, tai greičiausiai nepaliestų labai didelio skaičiaus darbuotojų, labai didelio skaičiaus žmonių, kadangi netgi kiek pakeitimo projekte buvo paminėta, tai kalba netgi eina apie aukštesnio lygmens kolektyvinės sutartys, ne darbdavio lygmens sudaromas. Tai gali būti, kad tai iš tikrųjų nebus labai didelis srautas, tačiau vėlgi turbūt turėtumėm įsivertinti ir tai, kad ta galimybė dėrėtis ir kolektyvinėje sutartyje susitarti vėlgi yra puikia proga susitarti galbūt dėl trumpesnio laikotarpio, bet galbūt dėl kažkokios papildomos naudos kolektyvinėje sutartyje. Jos ir sudaromos tam, kad pasiekti abiejų pusių pusiausvyrą. Tai galbūt už tai darbuotojai gaus kažkokią papildomą naudą. Kitas momentas galbūt dar yra, turbūt gerai reikėtų įsivertinti, ar tai yra bloginama padėtis ar gerinama. Nes viena vertus, taip, tai bus trumpesnis laikotarpis panaudoti, bet atostogos, naudojantis kas metus, jos niekur nedingsta, trukmė niekaip nesikeičia. O ką jau truputį ir paminėjau, kad tai yra vis tiek apie darbuotojo poilsį, apie darbuotojo saugą. Tai turbūt tai dar labiau skatins darbuotojus pasinaudoti per jų darbo metus jų kasmetinėmis atostogomis. Ir taip dar kas buvo paliesta, tai jeigu yra kažkokių laikotarpių, dėl ko darbuotojas negalėjo pasinaudoti faktiškai tomis atostogomis, tai tas laikotarpis neįsiskaičiuoja, tai yra nukeliama nurašymas atostogų. Pavyzdžiui, galbūt darbuotojas naudojasi vaiko priežiūros atostogomis ilgą laikotarpį ir negalėjo pasinaudoti kasmetinėmis. Tai turbūt galėtumėm pasižiūrėti ir iš tos pusės, kad tai skatins vis tik darbuotojus pasinaudoti poilsiu, ilsėtis ir išnaudoti kasmetinės atostogas. Aš galvoju, bet čia nebus, nepasitenkinimo visuomenėje, kodėl daugiausia viešasis sektorius tada jau verčiamas atostogauti, o jau visi kiti privačiai tai jau gali ilgiau dirbti. Turbūt mes turėtumėm kalbėti apie kolektyvinių sutarčių skatinimą ir kolektyvinių sutarčių sudarimą. Nes, iš tikrųjų, tai, ką šaliai susitarė kolektyvinėse sutartyse, tai jau yra sutarta. Ne įstatyme parašyta vienaip arba kitaip, tačiau tai jau yra šalių susitarimo dalykas. Ir tai tikrai galėtų skatinti kolektyvinės darybas, nes, kolektyvinė sutartis nėra tik apie poilsį. Joje galima aptarti labai daug darbo santykių niuansų, nukrypti netgi nuo darbo kodekso reikalavimų kai kurių. Tai, jeigu tai būtų viena iš inspiracijų dėrėtis ir tartis dėl kolektyvinėse sutartyse, tai turbūt teigiamas. Pone Čibirienė. Aš norėčiau dar papildyti. Skandinavijos šalys šiaip garsėja tom, kad jie neturi darboholizmo tokio kaip geno įpročio, jie tikrai moka atostogauti, sukurta atostogų vidinė šalies struktūra ir jie nesupranta mūsų lietuvaičių, kurie ten atvykę dirba per savaitgalius ir net nevyksta namo atostogauti. O ten yra, aš manyčiau, viena iš priežasčių šito dalyko atsiradimo, ten yra 1 metų nubraukimo atostogų terminas, neišnaudojai per metus ir dingo.
Ir tai labai motyvuoja gyventojus atostogauti, naudotis tomis atostogomis ir tos problemos, pervargimo, perdegimo problemos, jie tikrai turi mažiau tų problemų. Tai manyčiau, žingsnis dėl 2 metų yra geras ir galbūt mes kada nors priaugsime ir prie 1 metų termino, kad reikia dirbti, reikia atostogauti. Ir nėra čia ko 3 metus dabar padirbsiu, o po to jau atsigriepsiu ir pratostogausiu. Tai bus per vėlų jau sveikata ir nervų sistema bus jau nebeatstatoma. Gerai, kada kitąmet labiausiai apsimoka eiti atostogų? Kitąmet geriausia atostogauti kovą, balandį, birželį, liepą, rugsėjį ir spalį, bet pats geriausias mėnuo yra Liepa. Atlikom skaičiavimus. Jeigu žmogaus alga ant popieriaus 2000 eurų ir sakom hipotetiškai, jinai visada vienoda ir jisai dirba stabiliai vienodai 5 darbo dienų savaitę turi. Tai žodžiu, Liepą jisai gautų 59 eurais daugiau, jeigu atostogautų 10 darbo dienų. Tai čia būtų ant popieriaus. O blogiausias būtų mėnuo, kada jis gautų mažiausiai, tai lapkritį. 77 eurus ant popieriaus jo alga būtų mažesnė tik dėl to, kad jis atostogavo, tik dėl to, kad jis darbo dieną pakeitė į atostogų dieną. Ir atostogų diena pasirodė, kad yra pigesnė negu darbo diena. Kodėl čia vienu atveju keliasdešimt eurų daugiau, kitu atveju keliasdešimt eurų mažiau? Dėl to, kad Lietuva pasirinko patį sunkiausią, vieną iš sunkiausių atostogų skaičiavimo būdą ir atostoginiai skaičiuojami iš 3 prieš atostogas mėnesių vidurkio. To vidurkio skaičiavimui reikia imti dienas, už kurias buvo mokama alga, dirbtas dienas, prastovos ir ligos, pavyzdžiui, neįtraukiamos, ir sumokėta darbo užmokestį bei beveik visus priedus, irgi yra išimčių, kurie priedai netraukiami, ir skaičiuojam vidutinį dienos darbo užmokestį. Ir tą vidutinį darbo dienos užmokestį padauginam iš darbo dienų skaičiaus, kurios papuola į atostogų intervalą. Tai gana sudėtinga ir gana, manau, daug būna bylų ir darbo inspekcijoje dėl neteisingai paskaičiuoto atostoginių, nes tikrai nėra paprasta, net ir buhalteriai kartais suklysta. Daug problemų? Problemų su apmokėjimu mes turime daug. Tai tarp tų patenka ir vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimas, nes pagrinde visi ginčiai yra apie darbo užmokestį, darbo užmokesčio sudedamasias dalis, viršvalandžius, atostoginius ir panašius klausimus. Tai tikrai turime tą problemą. O jeigu, pavyzdžiui, atlyginimas turėtų keisti, žmogus žino, didės, tarkime, ponia Čibirienė, arba jeigu jau žino, kad įtaria gali mažėti, tai kaip tada čia apsiskaičiuotas atostogas? Jeigu atlyginimas žinai, kad didės, tai sustabdyk atostogų norą. Jeigu nori gauti daugiau, ir palauk 3 mėnesius. Kai jau atlyginimas pabuvo pas tave padidėjęs 3 mėnesius, tai 4 mėnesį eidamas atostogauti, gausi atostoginius paskaičiuotus pagal 3 paskutinių mėnesių algą, ir visai nesvarbu, kad tie atostoginiai buvo sukaupti už periodą, kada tavo alga buvo 2 mažesnė, arba kai tu tik tai pradėjai dirbti ir iš viso dirbai už ženkliai mažesnį atlyginimą, tu gausi atostoginis pagal 3 paskutinių mėnesių vidurkį. Ir ta pati taisyklė galioja aukštyn kojom, jeigu tau sumažėjo alga. Tau žinai, kad susimažinsi algą, nes pas tave yra ar sveikatos problemų, ar pradėjai mokintis ir tau tiesiog, ar pradėjai individualią veiklą ir tu nebegali tam darbui skirti tiek laiko, tai sekantis 3 mėnesiai po algos sumažinimo atostoginiai už tą periodą, kada buvo alga kosminė, didelė, bus skaičiuojami pagal sumažintą algą. Tai prarasi. Tai patarimas, jeigu matot, kad jūsų alga mažės, griebkit visas atostogas, atostogaukite, išnaudokit, nes atostoginiai bus skaičiuojami dar pagal senos algos įkainius. O tie, kurie pradeda dirbti, tai čia toks negeras patarimas, neatostogaukite ir laukite, kada alga padidės. Tada gausite ne 3 metai praeitų belaukiant. Taip. Svarbu ne 3 metai ir svarbu panaudoti per darbo metus, nes atostogų tas skaičius jisai priklauso per darbo metus, kada darbuotojas pradėjo dirbti, tai per tos darbo metus nepamirškime tų 10 dienų nepertraukiamų atostogų. Tai jau būtinai panaudokime. Bet pas mus, tokia, kaip darbuotojas sako, neįsiu atostogauti, darbdavisio niekaip negali priversti išeiti atostogauti, ir taip gaunasi, kad tikrai yra žmonės, kurie neatostogauja po 3 metus ir po to jau stveriasi už galvos ir tada 3 mėnesius atostogauja. Bet Lietuva užima
tai 12, tai 11 vietą tarp EBPO valstybių narių pagal darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą. Na tai aukščiau nei viduriukas tarp tų šalių. Tai nežinau, ar čia labai blogas toksai, nežinau, reitingo pozicija. Ką jums tai sako, ponė Dulkė? Na, iš tiesų, jeigu mes kalbame apie garantijas, kurios numatytos darbo kodekse, atostogų, papildomo poilsio laiko, nuotolinis darbas, na, mes tikrai turime nemažai garantijų leidžiančių derinti darbo, na, ir asmeninį gyvenimą. Kitas klausimas yra, kaip mes tuo naudojamės ir ar tikrai tinkamai atsitraukiame nuo darbo. Tikrai na, Europos Sąjungoje dabar jau yra kalbama apie galimybę atsitraukti nuo darbo. Nors, sakykime, jeigu mes kalbam apie reguliavimą, tai na, visiškai dabartinis reguliavimas nesuteikia teisės darbdaviams reikalauti, kad darbuotojas dirbtų nedarbo metu. Na, bet matyt, susikloščiusi praktika yra šiek tiek kitokia. Na, turime ir nuotolinio darbo tikrai tokį pagausėjimą, ypač po karantininio laikotarpio ir tikrai daug kas dirba nuotoliniu būdu. Na ir šiek tiek prasčiau sekasi derinti asmeninį ir darbo gyvenimą. Na, be abejo, tokios statistikos, kaip sekasi, neturime, tačiau kiek girdime aplinkoje, tai tikrai, na, būna ir atvejų, kada darbuotojai ir vakare susitvarko darbus. Viena vertus, galimybė lankščiai derinti ir pačiam organizuotis galbūt savo darbą, tai tikrai gali ir pagelbėti prie to darbo ir asmeninio gyvenimo derinimo, galbūt na, vaikus nuvežti į darželį tam tikrų metų. Tačiau tai šiek tiek na, ir kenkia, jeigu mes patys nesugebame apsaugoti savęs ir užtikrinti tinkamą poilsio. Pone Čibirienė, apie 4 dienų darbo savaitę vis kalbama, tai atostogų turėtų tada mažėti arba daugėti, arba nežinau. Nu jo, jeigu 4 dienas dirbam, 3 atostogaujam, tai yra poilsiaujam. Čia poilsio dienos poilsio. Ir jau tada taip jeigu dar pradėsiu atostogauti, priklauso atostogos. Tai kiek jų dabar turėtų būti? Jo, tai tada tokiam žmogui, jeigu pasinustatytas darbo grafikas, kad 4 darbo dienas dirbu ir 3 poilsiauju, darbo kodeksas nenustato, kiek jam priklausytų darbo dienų atostogų už tokį režimą, nes nustato tik tai, jeigu 5 darbo dienų režimas, tada 20 dienų darbo dienų per metus šitas minimumas, jeigu 6 dienų darbo savaitė, tai tada 24 dienas. Tai tada jau darbdavių reikėtų galvoti, pasitvirtinti tvarką, kiekgi darbo dienų aš esu minimaliai turėčiau skirti, kad atitikti darbo kodekso reikalavimus ir neturėti problemų teismuose. Tai aš manau skaičiuotų proporcingai. Jeigu 5 dienom 20 darbo dienų, tai 4 x, ir turim proporciją. Bet čia darbo inspekcija galėtų pasakyti, ką jie daro, kai būna tokios užklausos. Šiaip iš tiesų, na, tas atostogų kaupimas šiek tiek yra skirtingas. Jeigu mes dirbame mažiau negu 5 dienas arba kintančių režimų, na, darbuotojai, kurie dirba pagal grafiką, kartais dirba 3 dienas, kartais 6 dienas, na, gali būti ir tokių atvejų. Tai tuomet atostogos suteikiamos savaitėmis. Reiškia, visos 7 dienos kalendorinės suteikiamos atostogų ir apmokama pagal darbo laiko normą. Bet kalbant apie 4 dienų savaitę, na, čia ir labai įdomus momentas, kadangi mes vis dažniau girdime apie tai valstybiniu mastu, kad galbūt reikėtų įvesti. Taip. Kita vertus, mes nekalbame apie darbo laiko normą ir tą standartinį laiką, kiek mes tuomet išdirbsime, nes ir dabar nei vienam darbdaviui nėra draudžiama nusistatyti 4 dienų savaitę. Mes turime 40 valandų per savaitę, tiek, kiek dabar darbuotojai dirba, ir tą galima išdirbti taip pat ir per 4 dienas. Tai turbūt mes labiau kalbame apie darbo laiko galbūt trumpinimą. Jeigu mes kalbame apie darbo laiko trumpinimą, tai vėlgi tai gali būti susiję gal ir su mažesniu atostogų dienų skaičiumi, tačiau čia jau pokyčių ir įstatymų reguliavimo klausimas. Gerai, tai grįžtam dar nuo to, nuo ko ir pradėjom, prie tų ilgųjų savaitgalių. Pone Čibirienė, ar apsimoka finansiškai 1 ar 2 dienas pridėti prie kokio savaitgalio ten ir savo pasiilginti? At kaip pavyzdžiui praeitą savaitę, ar ne, buvo kūčios, kalėdos ir šią savaitę irgi tų laisvų yra ir tikrai daug kas atostogas pasiėmė. Ar apsimoka? Apsimoka, nes tu tada per metus daugiau patostogausi, bet mažiau išnaudosi atostogų dienų. Įsivaizduokim, kad turime ilgai savaitgalį, pavyzdžiui, pirmadienis yra šventė ir pas mus jau savaitėje 4 būtų likusios darbo dienas ir aš pasiemu 4 dienom atostogų, bet iš tikrųjų aš atostogausiu 7 dienas. O jeigu tai nebūtų šventinė diena, pirmadienis arba penktadienis, tai man reikėtų 5 darbo dienas pasimti atostogų, kad galėtų atostogauti 7 dienas. Tai iš tikrųjų tai ir atsakymas,
kad tu mažiau išnaudosi darbo dienų atostogų, tačiau atostogausi tiek pat. Kitąmet kalėdinė ta savaitė nebus tokia ilga kaip šiemet, bet jeigu vėl kiek ten 3 dienas pasimsi atostogų, tai vėl turėsi savaitę laisvą. Taip vėl turėsi. Iš tikrųjų 3 dienas pakeitė 5 darbo dienas nuo atostogų. Toks nuostabus mainai. Ar reikėtų atostogas, laisvadienius, apskritai tą savo, kaip čia, nedarbo kalendorių planuoti labai iš anksto, ponia Čibirienė? Taip, tikrai aš patarčiau planuoti iš anksto. Kas gal turi vaikų, tai natūraliai susiplanuoja. Ir natūraliai, ir iš tikrųjų, jeigu ypač planuojame išvykti, tai svarbu ir skrydžių bilietai ir taip toliau. Viskas susideda į vieną tą komplektą ir reikia atsižvelgti darbo specifiką, atsižvelgti į kolegas. Negalim, būna darbų, kur tiesiog ar maža įmonė, kur negali visas ofisas išeiti atostogų, nes vis dėlto kažkam reikės dirbti. Ypatingai yra veiklų, kur iš viso tiesiog teisės aktai net darbdaviui suteikia teisę neišleisti visų darbuotojų atostogų, nes turi užtikrinti nepertraukiamą paslaugų teikimą, pavyzdžiui, medicina. Mokykla, mokytojas atostogauja vasarą ir negali sugalvoti atostogauti vidury mokslo metų 1 mėnesį, kas jį pavaduos. Jiems tai paprasta mokytojams susiplanuoti atostogas. Jo, bet yra veiklos, kur tiesiog gaisrininkai sugalvoja visi, mes eisim atostogauti per Kalėdas. Per Kalėdas iki sausio 2 dienos. Tai aš manau, kad visuomenės lūkesčiai ir viešo intereso lūkesčiai sakys tikrai ne. Šiuo metu yra ypatingai aukšta gaisrų rizika ir mes nenorėtume, kad jūs atostogautumėt arba sumažintumėt personalo kiekį, kuris darbingas yra, dirba per pusę. Tai yra tiesiog darbų, kur darbdavys neišleis. Tai dabar galvoju, gal žmonės paklausė, kuriuos mėnesius apsimoka, gal jau sės sausį po švenčių ir susiplanuos atostogas tais mėnesiais. Taip, tai iš tiesų turbūt kiekvienam yra labai svarbu turėti galimybę pasirinkti, atostogauti ir leisti laiką, galbūt kada yra mokinių atostogos, kada šeima atostogauja, kada yra šventinės dienos. Tai tas yra labai svarbu. Ir tam turėtų būti darbovietėse sudaromi vis tik kasmetinių atostogų grafikai, nes darbo kodeksas jisai kalba apie tokius atvejus, kada darbdavys privalo tenkinti darbuotojo prašymą, kas turi pirmenybės teisę pasirinkti eilę kasmetinių atostogų grafike. Tai tam, kad mes neatsidurtumėm tokiose situacijose, kad visi darbuotojai nori tam tikrų ir vienu metu atostogauti ir tikrai tą girdim, ypač tokiu šventiniu laikotarpiu, kad įmonėms tampa taip pat keblu užtikrinti darbo testinumą. Tai turėtumėm, aišku, nepamiršti ir darbdavio intereso. Darbdavio interesas yra be abejo ir darbuotojų saugos, sveikata ir poilsis, bet ir jo įmonės veikla. Tai tam, kad išvengtumėm tokių laikotarpių, tikrai labai svarbus ir būtinas kasmetinių atostogų grafikas. Iš anksto sudarome kasmetinių atostogų eilę. Galbūt vienas darbuotojas galės atostogauti prieš Velykas, kitas prieš Kalėdas ir taip galime rasti tam tikrą balansą, kad visi būtų patenkinti ir laimingi šitoje situacijoje. Dėkui Jums, tai linkiu, darbingų ir kartu poilsio metų kitąmet mums visiems. Buhalterių ir auditorių asociacijos prezidentė Daiva Čibirienė ir darbo inspekcijos darbo teisės skyriaus vedėja Ieva Piličiauskaitė Dulkė. Kalbinau aš ir Maja Nauskaitė. Kita laida Aukso amžius lygiai po savaitės, jau kitąmet. Tai gražių naujųjų visiems. Ačiū ir iki.